Sveiki visi, sveikinuosi dar kartą su jumis, nes turiu labai irgi nemažą įvykį, gavau siuntinį iš Japonijos, sakyčiau, solidus siuntinukas, po to mes jį pažiūrėsim, specialiai šėdinau iki savaitgalio, kad parodyt. Dar tuo pačiu dar atsivežiau vieną deką iš savo kolekcijos. Praeitą kartą mes kalbėjom apie Nakamichi ZX7, tu ten taip ant smūgio, galvoju, gal dar reiks perfilmuot dar kartą, nes ten labai staigiai, ten viskas ant kraštų, staigiai gavau, staigiai nufilmavau ir viskas. O dabar čia vėl iš namų subėgiojau, atsivilkau dar deką, kadangi siuntinys surištas irgi su audio kasetėmis, 4 tipo metalas, mes ten pasižiūrėsim. Bet prieš tai norėjau, kaip sakyt, parodyti, kas dar pas mane yra kolekcijoje ir po to iš gautų kasečių bandysim dar ką nors ir įrašyti, pagroti ir rašyti. Šį kartą iš CD atsivežiau šiokį tokį CD vintažinį, nieko ypatingo, bet šiandien tiks. Tai va, tai čia kalbam dabar šiandien apie Akai GX9, toks žaisliukas įdomus. Žinau, mano asociacija su juo, tai kaip jis atrodo, tai taip iš filmų apie Terminatorių, tai pirmos dalies ir tas pats stiliukas, tas pats apsirengimas, žodžiu, ten pankojo visi su džinsovkim ir odeškim ir panašiai, tai man va tas to meto kažkokia asociacija va, su šitu magu. Tai va, tai jis 85 metų panašiai, Japonija, aišku, kaip visada, čia visi geri techniniai dalykai yra japonų. Tai va, tai gal prabėgam greitai ir viską, tai kaip buvo Nakamichi, viskas buvo automatiškai, sakau, atvirkščiai, mechaniškai, viską galima valdyti buvo, ten, viską pats, žodžiu, kalibruoti kasetę ir ten viską gali tik tais, jokios automatikos, galima sakyti, asimuotas viskas mechaniškai. Tai čia galima sakyti viskas automatiškai. Tai paskui, kai įrašinėsim, tai žodžiu parodysiu. O taip tai viskas ir atsidaro kasetė, ir užsidaro jau ne ranka, o knopke. Čia visas įrašymas, tai vėl kalibruoti viskas yra automatika. Labai tenais irgi garsus dalykas, kadangi labai greita autokalibruoti. Žodžiu, nežinau, čia daugiau šitie Dolby B, Dolby C. Čia galima dasidėti biškį aukštų, žemų, kaip nori. Balansas, išėjimas. Nu, galima čia kas man labai patinka, kad sakau, ta automatika, tai kad galima iš karto, nu, žodžiu, ten klausai kasetę ir arba įrašą, kai eina įrašas, reiškia, ar jisai iš šaltinio klausai, ar jau kas rašosi į kasetę, tai jisai, jeigu baigėsi kasetė, automatiškai persijungia į tai, ką groja, pavyzdžiui, kompaktas arba ten plokštelė. Tai kažkaip, kai baigėsi pas Nakamichi, tai tiesiog dingsta garsas ir viskas. Tai čia va, tokie visokie dalykai. Čia vėlgi tokia girdėjau istorija, kad va su šituo magu, kai tais laikais rašydavau kasetes, nes labai buvo geras įrašas, jos pardavinėdavo, žodžiu, kaip su viršelė, su viskuo, ten piratai darydavo didžiulius pinigus. Tai tokią istoriją girdėjau, nežinau kaip iš tikrųjų. Aišku, tai ne Nakamichi ZX7, bet turi neblogus parametrus ir tokia, kaip sakyti, topinis modelis toks tai galas. Tai va, tai čia aš įrašęs su Aphex Twin, dar ką nepaminėjau, kad viskas irgi automatika, čia nereikia reguliuoti
kasečių tipus, iš karto įkiši kasetę, iš karto rodo pirmas tipas, antras tipas arba jau ketvirtas tipas metalas. Kaip kamyčiai, tu pats nusireguliuoji viską, ten spaudyti panašiai. Čia viskas automatika. Tai va, kai iš karto užsidaro kasetė, iš karto įsijungia užrašas, kad čia yra ketvirto tipo kasetė metalas. Nu ir viskas. Užsijungia sukimas, kairį dešinę ir groja. Tai aš porą gurkšnių kavos atsigersiu, paklausykit Aphex Twino biškį. Tai va, toks smagelis fainas toks smagelis. Gal tada šitą netempiam gumos ir pakuojam siuntinį. Čia geriau. Gerai, magą kol kas išjungiam. Denam biškį tolėliau. Čia gal. Reikia mums gal kažkaip padaryti taip. Čia. Sintinukas čia. Įsikiplėjus. Taip, padėsiu įsikiplėjį. Būtų galima gal matyti iš aukščiau. Taip. Gerai, viskas čia normaliai. Dabar reikia taip, pakuojam sintinuką. Taip gerai, kol kas ant fono paliekam. Mačiau madoj palikti, kad čia kažkas mirksėtų ir tai pakuot siuntinius. Pasižiūrėjau, tai... Nu ką, vėlgi čia iš Japonijos. Laukiau gal kokį, nežinau. Na, čia aišku daug. Visko mėnesį gal. Kaina atitinkama. Aišku, vieną akim užmečiau, kad čia yra, bet telę nežiūrėjau, galvojau. Pasidalinsiu video. Gerai, kavutės. Gerai, žiūri.
tokios pat pipiriukas. Visai neblogai gal. Va, yra kasečių. Turi būti 25 kažkur kasetės. Apačioje įdėta va, fainas toks paminkštinimas. Na tikrai, įdomu. Kas taip? Paskui žiūrėsiu, o reikės jos atgal sudėti ar namo nusivežti. Kas taip? Turim taip. Šitas. Žiūrim tada. Na ką, štai tokia krūva kasečių. Įdomu, tai nepažeisti. Taip, sargiai. Na jo, pažiūrėsim, kas čia bus. Pas matau be viršelių, be nieko, be dėžučių. Tik tai kasetės. Ieškoti iš kur gauti. Tai jau pas save dar kažkiek. Na, tai žiūrim tada. Visokios biški pravalyt. Tai palaukit, kaip čia geriau? Ai, nu, taip. Tai čia bus Sony metalas. Dedu čia. Na, kažkokius nevalytos. Štai dar vienas Sony metalas, 90 minučių. Pažiūrėsim po to. Dedu čia. Taip kažkaip. Toliau. TDK 46 minučių. Pažiūrėsim, kas čia vyksta pas juos. TDK irgi metalas. Įdomi. Reikia prasuk kažkaip. Nu tokios kažkokios keistos. Nu žiūrėsim, kaip čia kas. Gal įrašas bus neblogas. Taip, čia tada, gal tada šitas toliau. Nežinau, čia su telefonu filmuoju, tai nežinau, kaip čia geriau matytųsi. Taip. Tada tokia Sony. Metallic Sony. Nežinau, kokių metų. Reiks pasidomėti, nes čia, aš taip suprantu, jeigu čia yra kasetė parašyta toks užrašiukas, tai jau čia gaunasi 80 metus kažkur. Pastebėjau. Taip. Toliau. Geras. Pirmą kartą matau, kad kasetė atsidarytų ne taip, kaip čia pripratę visi. O va šitaip, kaip knyga. Geras. Taip dar nemačiau. TDK 80 minučių. Geras. Nu čia jau japonai. Taip, vėl metal. Sony metal 90. Nu tokios kažkokios biški. Kažkur tais ištrauktos, nežinau iš kur čia. Dulkėtos visos. Gerai, taip. Gal taip, pažiūrim tada. Žinau, kaip čia dėti. Tada irgi panaši metal. Irgi metal ES60. Nu, čia biškai įdomiau prasideda jau. Aišku, prašyta kažkas va. Kas japoniškai supranta, gal galit parašyti komentarus, gal išversit man. Metal Sony UX Masters. O šitie tai jos yra žinomos garsios, ypač Metal Masters, Super Metal Masters. Ir čia yra UX Masters. Čia antras tipas. Čia ne metalas. New Sound in Bass 89 metai.
Tai va kažkas tenais beisino Japonijoje. 89 metais. Nu, čia vien tokia įdomesnė čia. Labai norėčiau pažiūrėti. Dabar čia irgi čia tos kartojasi, čia labai daug. Bet tik tai, kad su futliarais. Tai čia yra šitas Metal ES90 Sony. Nebloga gal. Taip, toliau. Maxelis. Irgi visos yra, kai įdomesnė bišį kasetukė, va. Faina. Nu, čia įdomi tokia. Taip, dabar vėl čia tos pačios metalas Sony, čia šitų labai daug yra. Tai jos tokio tipo, skiriasi tik laikas 60 minučių ar 90. Čia dabar 46 minučių tokios. Tos minutės 46, tai ne šis, nei tas, bet žiūriu pas japonus ypatingai populiaru. Tai va tokia va kasetė. Va, įdomi. 56 minučių. Faina. Sony irgi. Taip, toliau Sony Metal S60. Tokia va kasetė. S60. Žiūrėsim. Toliau vėl TDK. Tokia kasetukė. Parodau, taip, TDK. Metal. Nu, žiūrėsim. Dar aukcione dalyvauju. Paimsim daugiau. Nu, yra kelios, yra su naujų supakuotos. Tai va tokia 60 minučių TDK SA. Čia, aišku, vėl japoniškai, biškį pažeista pakuoti. Tai va, faina. Toliau 46 minučių. Vėlgi kas čia Sony. Nu, blemba, kaina jų tai irgi susidaro šiaip iš Japonijos. Ar susiūst, aš jums galiu pasakyti. Nemažai. Nu, bet užsipirkau kasečių jau metalo, daugiau nepirksiu. Kurį laiką, va, čia vėl tas patys Sony. Aišku, dar turi atsiūst keletas siuntų, tai po to pašnekėsim. Taip. Čia vėl tų Sony, labai daug šitoj siuntoj yra šitų Sony. 4 tipo. Va. Čia dar negi su lipduku dar, va čia viskas. Viduj. Nu, faina. Dabar čia vėl Sony ta pati. Iki 46 minučių. 46 minutės. Tos kam 6, tai ne šis, ne tas. Tai keist pusę, ten biškį mažoką, sakyčiau. Taip, jo, dar čia yra supakuotų. Maxell UD2, viskas čiki-piki. 3 kasetės pakuotė. Va dar su nuotrauka dar. Va, gražuoliai. 3. Ai, va, iš arčiau dar yra, va, jie čia. Čia turbūt. Kasetės, va 3 kasetės, tai va čia pakuotė tik kiekvienam po vieną, tai va čia gaunasi, kad viena kasetė yra šitas, suprask, antra šitas, tai juokauju. Va, 3 kasetės 3 karžygiams, samurajams. Tai va čia, nu dar viena supakuota, TDK AD60, bet čia pirmas jau tipas. Paprasta, pirmo tipo kasetė. Na, žiūrėsim. Reiks pasižiūrėti. O čia yra, noriu irgi tipą pažiūrėti. Čia yra. Nesuprantu, koks šitas tipas kasetė. Lavnuojas. Jaučiu pirmas. Nežinau, čia kažkur nerašo, reikia išpakuoti, pažiūrėti, kokio čia tipo kasetės. Manyčiau, kad bus
Jaučiu pirmas, nežinau. Nu, bet faina, įdomu. Dar va šitos Sony Metal TDK, tai yra, atsiprašau, TDK čia. Blema jos, nežinau, reikia pažiūrėti įrašą, 80-inė kasetė. Pažiūrėti įrašą, kaip jos skamba, aišku, viskas priklauso nuo juostos stovio. Tai va, ir dar viena Metal S60. Tai va tiek. Turim va, štai tokią va kasečių siuntinuką. Dabar bandysim viską sudėti ir pasirinktinai įrašyti iš CD į šitą magą ir paklausyti, kaip skamba. Nežinau, kažką gal pažiūrėsim. Nu, pažiūrėsim žodžiu. Tai susitiksim kitam video. Kol kas iki.